bendruomenės aktyvui, kuris sugalvojo ir ne tik tai sugalvojo. Pernai buvo lengviau sugalvoti, kadangi rinkimai atėjo. Turis visada sunkiau yra tęsti sugalvotus dalykus arba duotus įsipareigojimus. Ir tai iš tikrųjų labai gera, malonu ir gražu. Ir ačiū Dievui, kad galim šiais metais vėl susitikti su jumis ir pasišnekėti. Iš tikrųjų, Šiūlėnai yra vieni iš garsiausių rajone vietovių, bet ne dėl to, kad jie yra Šiūlėnai. Bet to, kad čia gyvena tokie žmonės, kur tik tai savo tą kasdienį gyvenimą, su šeimos gyvenimą, vaikus augina, tai žiūri savo ūkius, buitį, bet ir yra taip, kad juos dėtų ne tik tai Daugeliškyje, bet ir Ignalinoje, ir Vilniuje, ir Kaune, ir kitur. Iš tikrųjų, ačiū visiems, kurie nenusėdėt vietoje, kurie nenurimstat vien tuo, kad pasitenkė tik tai apsirengimu, valgymu ir nuėjimu į bažnyčią, bet ir reikia jums daugiau. O tai jau yra rezultatai, kurie jau yra, sakykim, vien padėti įgyvendinami ir kiti versi jums jau duris. Dabar tikiuosi su 12 metais ateis jau ne tik tai džiaugsmo, bet kartu ir rūpesčio, ir žinoma, savotiškai užmaršties negerų dalykų, užmaršimo, ko mes nenorim, kad mus persekiotų, o kad atidėtų visą tai, kas nori, kad sutiktum visą žmogų su šypsena, meile ir iš tolo norėtų pasisveikinti, jo pasišnekėti. Tai visą tą bendruomenių idėją, visą tai, ką jūs kūrėt, ką jūs galvojat, apie tai įsivaizdavote, dieną jau nemažą dalykų esate įgyvendinti. Tikrųjų, ne tiek daug būna didelių jubiliejų, aš žinai apie tokį jubiliejų kaip 100 metų. Bet tokie 2-3 tais metais irgi panašiai, kas net būna. Tai tokių garbingus jubiliejų, žinoma, kiekvieną pažymį. Taip, visuomenės pagrindus, žmonės, kurie turėjo didžiausią ir gyvenimą, veiklos patirtį ir galimybę sueiti, pasižiūrėti jiems į akis, dėkoti tiems žmonėms, tokiam gausiam būriui, kaip praeitą kartą buvo surinkę, kaip šitą kartą susirinkę. Iš tikrųjų, negalime mes nežiūrėti rimtai į tokį žmonių sumanimą, ir tikrai labai ačiū, kad jūs esat, labai ačiū, kad jūs einat ir žinoma, kad ir mums galimybė padalyvauti tokia renginį, savotiška ir gyvenimo pamoka ir žinoma, kiekvienas darom tas išvadas. Aš labai džiaugiuosi, kad bendruomenė aktyviai, džiaugiuosi, kad visą laiką klebonas, pas ir neužimsime nuo jūsų, bet kadangi Kačergiškės ir čia jūsų ultimetinė bažnytėlė priklauso būtent jam, tai pagal galimybės dažnai jūsų svečias, tai viskas labai. Tai kadangi kalėdas jau praėjo, bet sveikinimus su praeinančiais šventės apie galima, tai aš jūs sveikinu ir su šitą. Žinoma, labai džiaugiuosi, kad tiek tam rajone, tiek ir krašte kažkokia didesnė nelaimė, nors vėjukas ir putinėja, bet kad tas vėjukas, reiškia, čia mums visiems vyko per Danuosius, tikrai vyko, kad 12 metais irgi aplenktų didesnės nelaimės, mes galėtume visi gėrėtis, tuo kasdieniu gerų gyvenimų ir tas, sakykime, gyvenimas, kurio mes tikime, ir aplankytų jūs visus, jūsų šeimas, jūsų artimuosius ir kuo geriausios stoties ir geriausios sėkmės jums ateinančiais 12 ir tolimesnį ateitį. Sėkmės. Gerbiama mūsų parapijos kleboną tarti pasveikinimo žodžius vaikams bei vaikams. Trumpus žodžius. Prašom. Vieni metai pražėjo, čia buvo panašus renginys, buvo gerbti mūsų očiai, maitie gražūs, pavadėlės kuklios. Tikrai malonu ir gera. Šiandien tai man atėjo tokia žinia, tokia kunigas mūsikas per kalėdas buvo. Tai vyksta sveikata. Nesakyk, kad būnu kartais patarnautojams, pamūšiais, panašiai. Sako, žadi ir tiek, kad nešakyti, kad savo gyvenime nesu nieko. Tai va, toks, daugiau kaip prieš metus, atvažiavau iš Tekdavo praeityje, kuriomis progomis pravažiuoti. Žinojau, kur Šiūlėnai yra. Maišiau pavadimą, ir Šiūlėnų gaudavosi Kačergiškė, bet kai atvažiuoju, pasisekas, ką dabar
Ir kai atidarau apvaizdės duris, kurie susirinkę ten peržvelgti, pasisveikinti visų svėjai. Visi šypsosi, visi malonūs. Jeigu pagalvoji, ką teka matys keletą minučių, tai sako, nieko. Tai ką mes galim tikrai savo gyvenime ne taip padaryti, Žinome, bet ir nepulti, kaip rudenį kokią obelį. Nebūtų kartu, nepasisekė, gal kad ne taip turėjo, buvo gražiau. Ir raskite visi bendrą kalbą, bendrą sutarimą. Man buvo toks įspūdis ten. Laipio mokau čia lietuvietėse. Eina vyrai, aš juos pamėginau užkabinti. Jie kažką man sakė ir supratau, kad Rūsis man sakė. Žinojau, kad tai yra. Tai aš irgi nepamiršau Rūsų, mokyklai sakau, eini. Ir pakalbėjom, susitikom ir pasveikinom. Ir malonu savo kraštą. Gerai, kad antrą kartą Rūkas panašus einimas. Tikėjau, kankybių mūsų tais metais. Galbūt saugomų prasidelis. Su kalėdami, ne tik tais, visus. Ir čia žemiškai, daugeliški, paimti. Reikalas yra vieni ranką ir šypsenai, kad sakytume, einant ranką. Seniūnijos kolektyvų pasveikinti visus su atėjusiamis, tame taip pat pasveikinti su artėjančiais tūkstančiais metais, kad visiems ateityje būtų smagus, sveikatos, geros nuotaikos, kuo daugiau gerų aktyvios būtų. Gerai, pridurti čia vieną jūsų bendruomenę garsinę šteikti Ignalinoje. Toliau aš kaip tik per Kalėdas galim būti iš pažįstamų lietuvių gyvenantys Vokietijoje. Jie man atraportavo, kad susirado kurodą veiklą ir sakė, sakė, ką yra Marijaną tada gerai. Bet noriu palikti, kad šita jūsų bendrovė garsi ne tik daugelį šešėlėnas, ne tik Ignalina, bet ir jau visoje Europos Sąjungoje. Ačiū visiems. Dabar noriu palikti dainininkus. Atėjo jau žiema ir pirmos snaigės lekia. Tie linksmi, tam 16-mečiai. Žiūrėk čia gana, jauna mergaitė bėga, pamatė yra ir metai grius sniego. Žiema, žiema, snaigės laidoja, man taip pat širdį. Žiema, snaigės važiuoja, man kaip gar širdį, o taip nežinau. Mergaitė nebėg, vis dar nepakliko, už tau kai kas svarbaus. Pasakyk turėjo, ant manęs nebėg, aš visiškai nekas, čia tik balta žiema, kaip pirmos snaigės balto. Žiema, žiema, snaigės važiuoja.
žiema ir paukščiai jau sugrįžo, žibuoklės mėlynai, vilnamiškiai pražydo, einu šaskate, nežu sparnais kašėla, nežu dovanų, žibuoklė pirko tylę, laukai. Pirmasis gėles, panoju tik tau, laukai, jūs greičiau sužydėkit, nes pirmasis gėles, dovanoju tik tau. Šios šventės rėmėjus, tai Eimos Laurinčiukienė, Ignalinos rajono kultūros ir sporto centras, Daugeliškio seniūnija, liaudės menininkai, bendruomenės nariams, Šiūrėnų seniūnaitė, Miruchovienė ir Šiurčiešmenų seniūnaitė Ana iš Terco. O dabar pradėsime sveikinimų ir dovanojimų ceremoniją. Apdovanoti jubilietus maloniai kviečiame Ignalinos rajono merą Bronį Morą, Šiūrėnų kaimo bendruomenės pirmininkę, šios šventės sumanytą ir organizatorę Marytę Lukašenę. Prašom. Gal į sceną dabar kviesim ir manau, kad visi užlipsit jubiliatai, nes man taip atrodo, jau labai zavi. Šitoje kontoroje, kaip priimtoje buvote scenoje, todėl tikrai su mūsų pagalba ir užlipsite. Dabar pagal eilę ir prašysime iš karto ir eilę pradėsim nuo vyriausias taip, pagrindžiausių gėlių. Ir dar taip, ir seniūnai. Šiemet 90 metų sukako ir kviečiame visus po vieną į sceną Melija Vožalienę. Valios Bobutės šventės laukia visus metus, kadangi ponė Melenijos pradžioje buvo praeitų metų žiemos pabaigoje. Sveikinam. Daug yra, dar reikia. Nesustoj. Neužteks. Neužteks. Taip, 100 metų laukia. Čia vienas. Ir va čia va galite. Palaukit dar mene. Palaukit mene, nes jūs kitą Čia jums dovana, čia knyga. Šiemet sukako Sofijai Gaidelienei. Gaila, šiandien jos nėra. O kas yra iš vaikų nieko nėra? Sofijos Gaidelienės. Nieko nėra. Nėra. Tvarkoju. Taip pat Zuzanai Zvarienei. Kas jums, Mykolas ar kas? Ai, Mykolas. Tai yra sūnus, jo Mykolas. Mamos jau nebeatvežėt. Tai Mykolas dovas dabar. Papuojam. Dabar irgi visi šonė prisės. Nuotrauką reikės daryti. Mykolai, prisės šonė. Nusilutkė prisės pradžiai. 80 metų sukako Jonui Juršai. Kviečiame. Spaudžiu rankas, kad jums praėję metai būtų gerų prisiminti dar daug metų. O čia saldino įdedama prie mūsų pasakyti. Ir 100 metų lauksim, kad jau tai 100 metų. Taip pat
Dabar kviečiame Kaukėną sulaukusi 80 metų. Silvija Pasimėna. Su kumeliuku. Tai, kad ir toliau nesiskirtumėte, laimingai gyventumėte dar šiek tiek. Ačiū. Šios gražakties sulaukusi vieną valandą rimšelį. Gražaus jubiliejaus proga ir dar daug jums gražių metų, daug gėlės liko. Ir va prisiminimų nuo pačiavo moteris. Taip medaliai, kad sulauktų pačių metų. Taip 80 metų laukia šiemet Vaclovas, ir dėja šiandien jo nėra. Tai tada Sėlinaitė gal ateis pasirinkti. Vėl ligos matyti sėlėdį braukiai. Kada? Taip, sveiki. Nuvės kunčikų linkėjų. Kviečiame Viliją Varnienę. Jelmina, sveikinu. Labai džiaugiuosi. Šilėnuose kaip ne Lietuvoje. Sako, kad moteris ilgyvena. Pažiūrėkit, kiek vyrų pilas kaip. Linkėjom, kad pragyventus. Kviečiame Apolinariją Fidažovą. Nu va, kokia Apolinarija stipri. Sveikinu. Tokia būtis dar daug sveikatos. Ai, taip, ačiū. Medalį, sveika. Dėsmo vačiame. Sveikai dabar pasės. Dabar mūsų klubo dalyką papuolė dūkštą. Seniūnas jos dūkštą yra. Taip, tai praktiškai nuvešti pačius gražiausius linkėjimus ir prisidėjimus iš mūsų kraštų, tegul taika. Nu, iš 100 metų jie nuvešti, kad būtų sveikas. Irena Gazatis. Irena. Sveikinu. Geriausių jums metų. Satiesi daug gėlės sveikatos. Daugiau gyvenimo. Dainininkų buvai šitiek metų, jos visada pilna buvo, tikrai tinkime, tau be, kad sveikata visur visada pasveikinti. Dar norime pasveikinti ir jauniausią šio kaimo bendruomenės narį, kuriam jau veko 4 mėnesiai. Miroslavas Lėva. Nu tai sveikinu. Gyvenime tik gerai. Būtų stos ir gražus berniukas. Prisiminimui, myčiai. Nu va, aš nebedaug kiek daug. Jo, atsinai, kad turėtumėt ką veikti.
O čia medalinis duomenės, tai nežinau, gal mamai kabinu. Amai dideli? Jo, tai dabar nepabėgsiu fotografuoti, reikės tėvą irgi. Taip pat norime, kad bendrai ateitų ir klebonas. Taip.
baigė, nes ten pagal liaudies dainą visi gerai apėdėna atgal, tai reikia, net tai kad būtų linksmiau, o šitą kas dainos sukurta, tai paliko.
Oh,
skaitydami savęs, tai suvokdami savimi. Gyvenimą visą, ką turime. Gyvenimas tai grožis, žiūrėtis juo. Gyvenimas tai sėkmė, pagauk tą akimirką. Gyvenimas toks turus, nepražūti. Gyvenimas tai galimybė išnaudoti ją. Gyvenimas palaima, išstumia ją. Gyvenimas svajonė, įkūryti ją. Gyvenimas gyvenimas tai tavo pareiga, ištikrinti ją. Gyvenimas tai aš. Gyvenimas tai turtas, neištaiskyti. Gyvenimas ne, dainuokite iki galo. Gyvenimas to kovoti. Gyvenimas tai muzika, kurios klausomės ir patys viena. Klausykime dienos verste ir nors mintimis pabūkime tėvišės ordas. O dabar pristatu žodį Varduškas.
linksmų, net šokinio aktas praktiškai rodė, kokie jauni ir jūs apie tai. Tikrai labai džiaugiuosi ir nuo bendruomenės tokio vadėlės leiskite teikti kartą Dūkštas pasirodytų Šilėnuose, tikrai džiaugsimės. Visą per metus apsilanko Šilėnuose, tikrai dėkingi esame jums, kad matyti daug ką pažįstate iš gyvenančių žmonių. Tikrai džiaugiamės, kad jūsų kojytė labai gerai aukštai keliasi, nors dieną su jubiliatais, kai sukogamom per laidus užkip. Ir žiūrėti būtų buvo tikrai daug. Taip, kad vadoviai, pagero metais, kad tie drakono ateinantys tikrai nebūtų tokie siaubingi, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Tikiuosi, kad jie bus tikrai labai geri, šaus, smagus, dar ne kartą šoksite, ne kartą, o kad šventė visada gali pabaigą, tai kas be ko, tai jau yra gyvenime. O dabar dar norėtume jūsų sumatyti prie bendruomenės vaišių stalo ir mūsų vakaronės, tęsia toliau artimesnį gal bendravimą, gal ir šokį gal prireiks iš jūsų pasimokyti ir mums. Tikrai visiems dėkoju ir aš kviečiu prie vakaronės. Gracias.